Sveiki, eterėje televizijos Roventa žinių tarnybos paruoštos trečiadienio žinios. Pirmadienį Viekšnių seniūnijoje buvo organizuota diskusija saugomo teritorijų reglamentavimo problemos Viekšnių mieste. Seimo ypatingos skubos tvarka pritarus vyriausybės parengtam per krizę sumažintų pensijų kompensavimo mechanizmui apie tai, ką reikėtų žinoti gyventojams, informuos Sodros Mažeikių skyriaus vadovė. O pirmadienio vakarą gausus būrys mažeikiškių pūsti burbulų rinkosi prie miesto fontano Pavenčių Naftininkų gatvių sankryžoje. Būtent šią dieną prasidėjo 6. pilietinė iniciatyva Burbuliatorius. Akcija tęsis visą vasarą. Tokiu pat laiku ir toje pačioje vietoje burbuliuojama bus kas antrą pirmadienį. Muilo burbulai grįžta į mūsų miesto aikštės, skverus ir parkus kartu su saulė, žaluma ir miestiečių šypsenomis. Pirmadienio vakarą gausus būrys mažeikiškių pūsti burbulų rinkosi prie miesto fontano Pavenčių Naftininkų gatvių sankryžoje. Būtent šią dieną prasidėjo 6. pilietinė iniciatyva Burbuliatorius. Pirmadienį prasidėjusi akcija tęsis visą vasarą. Tokiu pat laiku ir toje pačioje vietoje susitikti gyventojai bus kviečiami kas antrą pirmadienį. Kitas artimiausias burbuliatoriaus susitikimas vyks birželio 9 ir 23 dienomis. Smagi akcija rengiama ne tik Mažeikiuose, bet ir kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Visą vasarą kas antrą pirmadienį burbuliuoja ir užsienio šalis. Prie iniciatyvos jau prisijungė Jungtinės karalystės ir Skandinavijos miestai. Šiais metais prie burbuliuojančių miestų pirmą kartą prisijungė Barselona. Akcijos rengėjai pasakoja, kad užsienio miestuose burbuliatorius dažniausiai inicijuojamas Lietuvos piliečių, kurie kadaise dalyvavo Lietuvos burbulų šventėje. Nuotaikinga pilietinė akcija siekia atgaivinti viešąsias erdves ir paskatinti miestelėnus plėtoti nekomercinio laisvalaikio scenarijus. Pastebima, kad vietos, kuriuose kiekvieną vasarą burbuliuoja burbuliatorius, vis labiau mėgiamos gyventojų. Dažnas čia užsuka ir renginiams nevykstant. Taigi laikas patikrinti muilo burbulų atsargas ir pasikvietus draugus bei namiškius rinktis į burbuliatorių. Burbulų pūtimas tai kaip sugrįžimas į vaikystę. Linksmas, spalvingas, nerūpestingas ir neįpareigojantis. Toks yra burbuliatorius. Šis renginys vykstantis kas antrą pirmadienio vakarą kažkaip stebuklingai palengvina darbo savaitę. Tai puikia terapija, kurią siūlome išbandyti, sako kūrybinė grupė.